Labai taupant laiką, turbūt apie antikoaguliantus tikrai kalbėjau nemažai, tai galbūt tam tikras skaidrus jau bus matomas, aš pasistengsiu praleisti taupydamas laiko. Jeigu kalbam apie insulto paplitimą, tai kaip jau buvo parodyta, kad kardioemboliniai insultai iš tikrųjų sudaro labai nemažą dalį, tai sudaro apie 30%, kai kurių centrų duomenimis ir Lietuvos centrų duomenimis jie sudaro net iki 40% nuo visų gydomų pacientų ir tai yra pakankamai rodo, kad tai problema yra tikrai aktuali. Taip pat kalbant apie pačią problemą kaip priešių virpėjimas, taip pat problema yra aktuali. Čia duomenys yra pakankamai seni, 2001 metų, jau tuo metu buvo rodoma, kad nepaisant to, kad bendroje populiacijai priešių virpėjimo dažnis buvo apie 1%, tačiau tarp pacientų, tarp žmonių virš 80 metų tas procentas buvo virš 9, bet manoma, kad tas procentas yra žymiai didesnis. Nes apie trečdalį pacientų turi nediagnozuotą priešių virpėjimą, paroksizinį priešių virpėjimą, o puikiai žinom, kad insulto rizika visiškai nepriklauso nuo to, kokio tipo yra priešių virpėjimas, ar tai paroksizminis ar ne. Ir jisai didina insulto riziką 5-6 kartus, jeigu tai yra ne vaštuvinis, jeigu tai yra vaštuvinis iki 17 kartų. Tačiau apie vaštuvinį aš nekalbėsiu, kadangi vaštuviniam belieka tik tai skirti varfariną, tai nėra šios dienos tema. Kardioemboliniam insultui taip pat, kai jau buvo minėta, būdinga tai, kad dažniausiai jie būna sunkesni, jų baigtis būna bloga, mirštamumas siekia 30 dienų mirštamumas siekia iki 27%, o pirmų metų mirštamumas iki 50%. Ir turbūt viena apie tai, ką reikėtų pasakyti, kad visų tyrimų metaanalizė labai aiškiai parodo, kad antireagantai neapsaugo pacientus nuo kardioembolinio insulto. Todėl kalbant apie tai, kokią profilaktiką skirti, turime turbūt aiškiai labai suprasti, kad jeigu turim pacientą su sekantį priešių virpėjimą ir norime apsaugoti nuo kardioembolinio įvykio, tame tarpe ir nuo insulto, ne tik nuo insulto, nuo bet kokios sisteminės embolinės išmės, tai vienintelis vaistas, kurį mes galim skirti, tai yra antikoaguliantai. Apie antireagantus tokiu atveju reikėtų pamiršti. Ir čia yra skaidrai kaip rekomendacijas, kaip skirti antikoaguliantus. Tai jeigu tai yra maža rizika, tai HSV skalė yra 0, tai iš viso jokio gydymo nereikia, bet tai turbūt yra pakankamai reta situacija, tai yra jauni žmonės, kurie neturi absoliučiai jokio rizikos veiksnių, jiems nustatytas priešių virpėjimo, tokia dalis turbūt tikrai nėra labai daug tokių pacientų. Tačiau jeigu tai yra HSV vienas, tai šitoje vietoje yra kalbama, kad arba skirti gydymą antikoaguliantas, arba iš viso jo neskirti. Jeigu pasižiūrėsime prieš tai buvusias rekomendacijas, šitoje vietoje buvo sprendžiama ar skirti antireagantus, ar skirti antikoaguliantus, tai naujos rekomendacijos šito sąlygiai naujos rekomendacijos, čia 18 metų gairės, tos pačios perleistos 21 metais, tai jau šitoje vietoje antireagantai visiškai dingo, tai klausimas yra vienas, jeigu jau skiriam, tai skiriam antikoaguliantus, o jeigu ne, tai tada jau nieko skirti ir nereikia. O jeigu čia HSV yra 2 ir daugiau, tai yra aukšta kardioembolinio insulto rizika, tai tokiais atvejais visiems pacientams turėtų būti skiriamas antikoaguliantai, nebent yra labai aiškios kontraindikacijos, kada jų skirti negalima. Ir pirmenybė teikiama ne vitamino K geriamiesiems antikoaguliantams, jeigu jų skirti dėl kažkokių priežasčių nepavyksta, tada yra svarstamas vitamino K antagonistų skirimas, tai yra varfarina, ką mes turime mūsų rinkoje, ir jeigu medikamentinis gydymas negalimas, tai tada yra svarstama apie chirurginį gydymą, kai yra kairiosios ausytės uždarimo. Ir čia tiesiog paminimų, čia HSV skalė ir vėlgi visi tai rodo, kad 2 balai ir daugiau tai yra aukšta insulto rizika, kardioembolinio įvykio rizika, ir visi pacientai, kurie turi insultą ir turi priešių virpėjimą, jie automatiškai patenka į priklauso aukštos rizikos grupė, šitiems pacientams reikia būtina skirti antikoaguliantus. Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad amžius virš 75 metų, tai yra taip pat iš karto 2 balai, ir tokiems pacientams taip pat antikoaguliantus būtina skirti, ir ta baimė turbūt, arba kalbant, kad antikoaguliantų vyresniam amžiui skirti nerekomenduojama, arba ten yra didesnė rizika, kraujavimo rizika, vis dėlto tai nėra tiesa, ir tokiems pacientams būtent šita grupė turi būti gydoma antikoaguliantais, ir vyresnis amžius tai jokių būdų nėra kontraindikacija skirti antikoaguliantus.
Kita vertus, tai galima, aišku, vertinti kraujavimo rizikos veiksnių klasifikaciją, tai yra vėlgi, žinoma, dalinai modifikuojami, nemodifikuojami rizikos veiksniai. Kaip jau buvo paminėta, galim panaudoti Hasbled skalę, pagal kurią tais balai ir daugiau rodo aukštą kraujavimo riziką, tačiau vėlgi, kalbant apie praktikinės rekomendacijas, didelė kraujavimo rizika, tai jokių būdų nėra kontraindikacija antikoaguliantų skirimui, tai tiesiog turim pirmiausia svarstyti ir peržiūrėti kraujavimo rizikos veiksnius, modifikuojamus, aišku, juos stengtis modifikuoti, sumažinti. Jeigu tas nepavyksta, tai tada jau rinktis tarp antikoaguliantų, kurie turi mažiausią kraujavimo riziką, tačiau vis vien tokiems pacientams reikėtų skirti antikoaguliantus ir aš vėliau parodysiu, kodėl. Labai trumpai kašėjimo kaskadas, jisai puikiai žinom, yra varfarinas ir turime 4 žaidėjus kaip ne vitamino K antagonistus. Tai yra 2 grupės vaistų, tai yra 10 faktoriaus inhibitoriai, tai apixabanas, adeksabanas ir varksabanas, kurie šiai dieną Lietuvos rinkoje, Amerikoje yra dar vienas 4 žaidėjas, kurio Lietuvoje nėra, ir trombino inhibitorius, tai yra dabigatranas, kuris šiek tiek pagal savo veikimą skiriasi. Labai trumpai apie varfariną, su juo viskas yra gerai, tikrai geras vaistas, tikrai apsaugo, tikrai tyrimai rodo, kad vaistas yra efektyvus, tačiau pagrindinė problema yra ta, kad jo veikimo intervalas yra pakankamai siauras ir galbūt tai yra iš dalies gerai tai, kad mes galim tikrai įvertinti vaisto efektyvumą, naudojant tam tik standartinius tyrimus, tai yra TNS, tačiau pataikyti o palaikyti tą intervalą yra pakankamai sudėtinga ir net klinikiniuose tyrimuose išlaikyti pacientą šitam intervale pavyksta toli gražu ne visada, tai yra iki 60-70%, tai realiam gyvenime tas procentas yra ženkliai mažesnis ir puikiai suprantam, kad jeigu pacientas tikslinis intervalas nėra pasiektas, tai iš esmės tai yra tas pats, kai žmogus nevartoja vaistą, kitaip tariant, jisai neturi jokios apsaugos, o jeigu TNS yra tais ir daugiau, tai pacientui, nepaisant geros apsaugos nuo kardioembolinių įvykių, ženkliai padidėja kraujavimo rizika. Ir perinant prie ne vitamino K antagonistus, geriamos antagonistus, aš tiesiog labai trumpai paminsiu 4 tyrimus, pagrindinius tyrimus, remiantis kuriais šitie vaistai buvo patvirtinti kaip vaistais apsaugantis nuo kardioembolinių įvykių. Tai yra dabigatranas, tai yra tyrimas Relay, kuris publikuotas buvo 9 metais ir šito tyrimo ypatumas yra tame, kad buvo lygintis, buvo sudarytas 3 pacientų grupės, jos buvo labai panašios, kiekvienoje grupėje buvo apie 6000 pacientų. Į vieną grupę buvo įtraukti pacientai, kurie gaudavo dabigatraną 110 mg 2 kartus, į kitą, kuriems buvo skiriama 150 mg 2 kartus, ir tai čia grupė, tai kaip kontrolinė, tai buvo varfarinas. Ir turbūt svarbiausia yra tai, kad analizė buvo atliekama atskira tarp atskirų grupių, tai nėra suminė analizė. Ką parodė tyrimai, kad skiria dabigatraną 150 mg 2 kartus, jis yra, kalbant apie pirminius vertinimo tikslus, tai yra sisteminė embolinių dažnis ir insulto dažnis, tai dabigatranas buvo pilnoj dozė buvo pranašesnis už varfariną, skiriant 110 mg rezultatai buvo gauti panašus, jisai buvo neblogesnis. Kalbant apie išeminius insultus, tai vėlgi jeigu kalbant vien apie išeminius insultus, tai taip pat buvo efektyvesnis už varfariną. Jeigu mes kalbame apie varksabaną, abiejose pacientai buvo skiriami į 2 grupės, viena grupė gavo varfariną, kita grupė gavo varksabaną. Standartinė dozė buvo 20 mg 1 kartą per dieną. Dalį pacientų pagal numatytus kriterijus jinai buvo sumažinta iki 15 mg. Tačiau šiuo atveju šitame tyrime buvo atlikta suminė analizė, 2 grupės nebuvo išskirtas. Bendrai rezultatai rodo, kad varksabanas yra neblogesnis už varfariną. Tiesiog kalbant tiek apie išeminius insultus arba sisteminius, apie insultus arba sisteminės embolinės komplikacijas, arba kalbant vien apie išeminį arba nepatikslintą insultą.
Kalbant apie apiksabaną, yra labai panaši situacija. Taip pat dvi grupės, varfarinas, apiksabanas, 5 standartiniai dozė 5 mg 2 kartus per dieną, pagal iš anksto numatytus kriterijus dozė sumažinti tam pacientų dalį iki 2,5 mg 2 kartus. Rezultatai vėlgi rodo, kad pacientams, kurie gavo apiksabaną, sisteminių insultų arba sisteminių embolinių buvo ženkliai mažiau lyginant su pacientais, kurie buvo gydomi varfarinais. Jeigu palikti tik išėmis arba nepatikslinti insultus, abiejose grupėse rezultatai buvo panašus. Ir ketvirtas žaidėjas, edeksabanas. Čia matom 3 grupės, tačiau vėlgi čia šiek tiek yra kitaip, nes viena grupė tai buvo 30 mg standartinė 15 mg sumažinta, kita grupė buvo 60 mg standartinė 30 mg sumažinta ir varfarinas. Kalbant apie grupę, kur buvo 30-15 mg, rezultatai buvo prastesni ir šita dozė nebenaudojama, neberekomenduojama gydymui, o kalbant apie dozę 60-30 mg, rezultatai yra panašus. Vaizdas yra neblogesnis už varfariną, o kalbant apie išeminį insultą, tai būtent ta mažesnė dozė, jinai parodė, kad komplikacijų, kad išeminių insultų buvo daugiau tarp tų pacientų, kurie vartoja mažą edoksabano dozę, tai yra 30-15 mg ir šitą dozę tiesiog šiai dienai nerekomenduojama. Ir čia apibendrinimas, jeigu pasižiūrėsim vaistai, tai kalbant apie išeminį insultų profilaktiką, matom, kad dabigatranas yra pranašesnis už varfariną, visi kiti vaistai yra neblogesni už varfariną ir edoksabanas mažesnė dozė yra blogesnis, tai jisai tikrai nerekomenduojamas. Kitas klausimas, ar galima vertinti vaisto efektyvumą rutinį klinikinį praktikoje, taip galim atlikti tam tikrus tyrimus, galbūt mokslinį arba tam tikrose centruose, tačiau jeigu pasižiūrėsime tą, ką mes turim savo įprastiniam arsenale, tai yra DTL arba PTT ir TNS, tai iš esmės šitie tyrimai yra nespecifiniai ir jie netinka įvertinti vaistą nevitamino K antagonistų efektyvumą įvertinti. Jeigu kalbam apie dabigatraną, turim atlikti paskirstą trombino laiką įvertinti, čia kiekybinis rodiklis, o jeigu kalbam apie 10 faktoriaus inhibitorius, tai turim įvertinti anti-10 faktoriaus aktyvumą. Ir vėlgi, čia lentelė, turbūt, kurį nekartą matyta, čia yra tiesiog standartinė dozė ir parodyta, kada pacientams reikėtų mažinti dozę, bet ką aš čia norėčiau atkreipti dėmesį, kad šitoj, jeigu pasižiūrėsim, tai kaip ir minėjau, dabigatranas buvo labai panašios grupės, abiejose grupėse buvo apie 6000 pacientų, tačiau jeigu pasižiūrėsim visose kitose grupėse, pacientų, kurie gavo mažesnę dozę, buvo ženkliai mažesnė, kurie lyginant su tais pacientais, kurie gavo pilną dozę, tačiau tolesnė analizė, statistinė analizė buvo atlikama kaip bendra, tai iš esmės, turbūt vertinant šitą santykį, mes kalbėti apie mažos dozės efektyvumą nelabai galima, o atskirų tyrimų mes neturime. Taigi, šiai dienai viena iš rekomendacijų, griežtai rekomenduojama skirti standartinį dozę ir ją mažinti tik esant aiškioms indikacijoms. Čia vėlgi čia parodomas, turbūt matyta, žinoma, aš neapsistosiu, kada vaistai turėtų būti, kada dozė turėtų būti mažinama, kokiam sąlygom yra skirtingos. Ir čia yra tokia lentelė, čia nepaitenduoju, čia yra daugiau mano asmeninė nuomonė, kaip man atrodo iš tų visų tyrimų, mano akim, pabandyti įvertinti, kokiai pacientų grupė, kada kokį vaistą būtų skirti geriau, bent jau kuris turi didžiausią pranašumą, tai pacientai turbūt, kurie yra sveiki, mažesnė 80 metų amžius, su normalių inkstų funkcija, jiems turbūt būtų pirmenybė dabigatranui arba apiksabanui. Pacientai, kurie būtų 80 metų, virš 80 metų, mano nuomonė, pirmenybė būtų teikiama vis dėlto apiksabanui, kadangi jisai galima skirti pilną dozę, visi kiti vaistai turėtų skirti sumažinti dozę, arba normaliai, bet nėra įrodymų, kad tai būtų efektyvesnis už varfariną. Esant žemai, esant ženkliam inkstų funkcijų sutrikimui, kai klinikas mažiau nei 29 ml per minutę, tai dabigatranas yra kontraindikuotinas, belieka 10 faktoriaus inhibitoriai, bet vėlgi sakau, tai yra daugiau mano nuomonė, aš tikrai nepatentuoju, kad čia yra absoliuti tiesa. Kalbant apie vaisto farmakokinetikos ypatumus, reikia pasiminti, kad visų vaistų pusperiodis yra maždaug apie 12 valandų plus minus. Beveik
Dabigatranas praktiškai vaistas, kuris išsiskiria išimtinai per inkstus, todėl jis labai jautrus inkstų funkcijos nepankamumui, kiti vaistai metabolizuojasi tiek per kepenyse, tiek ir išsiskiria per inkstus. Ir vėl, jeigu pasižiūrėti farmakinetiką, farmakodinamiką, tai antikoaguliantų tai matom, kad iš esmės visi 10 faktorius jie tiesiai patenka jie yra aktyvus, tuo tarpu dabigatranas tai yra neaktyvus ir tam, kad jis taptų aktyvus, tai turėtų jam reikalingi papildomas vertimas į aktyvų vaistą. Ir čia yra sąveika vėlgi su kitais vaistais, nes aišku, traktuojama, kad visi nevitamino K antagonistai, jie turi ženkliai mažesnį sąveiką su kitais vaistais lyginant su varfarinu, tačiau ir čia yra duomenų, kad vaistai vis dėlto turi sąveiką ir tam tikros rekomendacijos yra, kada dozis turėtų būti mažintis, tai turėtų būti mažinamas arba kada reikėtų atidžiau stebėti tokius ligonius. Taip pat, pavyzdžiui, yra vaistai, kad tas pats dabigatranas, jeigu mes skiriam ketokonazolį, karbazapiną, tai jų skirti nereikėtų, sudronidorodas taip pat yra kontraindikuotinas, beje, valproinio rūgštys, tai yra taip pat jų nereikėtų skirti kartu su dabigatranu. Apeksabanas galbūt turi šiek tiek mažiau sąveikos su kitais vaistais, tačiau vėlgi tas pats ketokonazolis. Ir pagrindė, aišku, ir apeksabanas turbūt taip pat turi labai nemažai sąlygų, kada jų nereikėtų skirti, tai tas pats dronidaronas, ketokonazolis, karbazapinas, valproinio rūgštys ir dar prisideda fenobarbitalis. Kitas klausimas, kaip elgtis su vaistais prieš operacinį gydymą. Beje, visai neseniai gavau, turbūt pirmą kartą pamačiau skundą, kai giminės apskundė šeimos gydytoją, kad antikoaguliantas buvo nutrauktas prieš procedūrą ir dėl to pacientui vėliau yra įvykęs insultas. Tiesa, reikia pripažinti, kad ten viskas buvo padaryta pagal taisyklės, iš tikrųjų operacija neatitiko minimalios kraujavimo rizikos, tai iš tikrųjų tas vaistas turėtų būti nutrauktas, tai buvo nutrauktas prieš 2 dienas, atnaujintas po paros, nepaisant to pacientui įvyko vėliau insultas. Tačiau turbūt vėlgi tai jau yra pirmas skambutis, kad žmonės jau apie tai pradeda kalbėti, anksčiau tokių dalykų aš bent jau aš jų nemačiau. Taigi šitoj vietoje turbūt yra vienas dalykas, kad jeigu pacientams yra minimali kraujavimo rizika, tai antikoaguliantų nutraukti nereikia, jie tiesiog rekomenduojama tą dieną, kai numatoma chirurginė intervencija arba kažkokia procedūra, tiesiog neskirti antikoaguliantą ir po procedūros tą patį vakarą arba sekančią dieną jau galima atnaujinti antikoaguliantus. Ir kas yra turbūt naujo, tai yra žymiai padidėjus sąrašas procedūrų, kuriams traktuojama, kad tai yra minimali kraujavimo rizika. Jeigu anksčiau tai buvo tik tai 4 indikacijos, tai sąlygos, tai buvo glaukomo katarakta operacijos, iki 3 dantų traukimas ir kardiostimuliacijos implantavimas, dabar prasidėjo, kad endoskopija, jeigu nenumatoma biopsija arba rezekcija, taip pat yra minimali rizika, nutraukti nereikia, visa paviršinė chirurgija prasidėjo, elektrofiziologiniai tyrimai, planinė koronarinė periferinė arterijų intervencija, jeigu tai nėra kažkokia sudėtinga procedūra, arba intraumeninis injekcijos, tai yra visas šitas procedūras turi minimalią riziką ir tokiu atveju nutraukti antikoaguliantų nereikia. Ir jeigu jau tenka nutraukti antikoaguliantus, tai vėlgi, kaip jau, tai tokiems pacientams nereikia skirti bridžinką, jums reikia skirti mažos molekulinės masės heparinus, tiesiog nutraukiama prieš 2 dienas ir praėjus 24 valandom antikoaguliantai gali būti atnaujinami. Kitas dalykas atsirado, kas yra naujo, sąlyginai turbūt naujo, tai 21 metų rekomendacijos, tai atsirado kada kaip skirti antikoaguliantus, tai vadinamiems trapiems pacientams. Ir šitoje vietoje matom, kad tie pacientai, kurie yra su pakankamai sunkios būklės, kurie terminaliniai būklės, turbūt tai nėra jau pareiga skirti šitus vaistus, tai yra daugiau reikėtų pagalvoti, ar tikrai juos reikėtų skirti. Ir aišku, jeigu tai yra sveiki žmonės, tai be abejo jie turėtų gauti. Tai vėlgi šitoje vietoje atsiranda bendras toks požiūris, kad reikėtų vertinti ir bendrą paciento būklę. Dažnai kyla klausimas, pacientas, kuris lieka su posunkaus insultu, jisai lieka visiškai slaugomas, jisai važiuoja į slaugos ligoninės, pilna fazė, dešinė plėgė, iš esmės yra
be kokių šansų, kad jisai pagerės, ar jiems iš tikrųjų reikėtų skirti antikoaguliantus, ar tai būtų naujus, tai varfariną. Tai šito vietoje atsiranda turbūt savoka, kad tai galbūt ir nėra būtina, tai yra svarstytinas variantas ir turbūt jo nepaskirimas tai nėra kažkoks jau didelis nusikaltimas. Šiaip tai formaliai skamba, kad rekomenduojamas išsamus geriatrinis tokio pacientų vertinimas. Kitas dalykas tai yra pacientų kritimas. Visi bijo, kad jeigu pacientas vartoja antikoaguliantų, jisai nukris, jam įvyks subdurinė hematoma, jisai numirs, kaip čia mes galim skirti tokiam pacientui. Iš tikrųjų yra paskaičiuota, kad tam, kad subdurinė hematomos rizika atsvertų pakartotinį kardiembolinio insulto riziką, pacientas turi nukristi bent jau 295 kartus. Jeigu jis tiek kartų nukris, tai tada jo rizika patirti subdurinę hematomą tampa didesnė nei kardiembolinis insulto ir tai skaičiavimai buvo atlikti su varfarinu. Tai vertinant tai, kad ne vitamino K antagonistų intrasmeginių kraujavimo rizika yra dar mažesnė, tai turbūt tokiam pacientui reikėtų dar labiau nukristi, dar daugiau kartų nukristi tam, kad atsvertų. Taigi iš tikrųjų vėlgi didelė kritimo rizika tai nėra savaiminė kontraindikacija antikoaguliantams, tačiau be abejo reikėtų taikyti papildomas saugumo priemonės, modifikuoti kraujavimo rizikas, stebėti, galbūt patarti pacientų vaikščioti su lazdele, galbūt patarti su vaikštinį, galbūt, nežinau, užsidėti šalmą ir taip ir panašiai. Bet kritimo rizika tai nėra kontraindikacija antikoaguliantams. Ir čia vėlgi yra keletas skalių, kai galim įvertinti kritimo riziką. Tai čia yra viena skalė, tai bent vienas iš tų išvardintų požymių, tai anksčiau buvęs kritimas, kojų silpnumas, pusiausvyros sutrikimas, pažintinių funkcijų sutrikimas, ortostatinė hipotenzija, psichotropinių vaistų vartojimas, sunkus artritas, galvos svaigimas, pusė iš jų turbūt tikrai galim koreguoti šitos rizikos veiksnius, juos pašalinti, o kita galbūt šiek tiek įdomi, tokia aiškesnė, tai yra keli kriterijai, tai yra buvę kritimai, polifarmacija, daugiau kaip 4 medikamentai, tai yra vėlgi psichotropinių vaistų vartojimas, blogas regėjimas, sumažėję jutimai, tandeminis stovėjimas daugiau nei 10 sekundžių, jeigu jis sutaik alternatyvaus žingsniavimo testas ir atsistojimo nuo kėdės, mažiau nei, pacientas prašomas atsistoti kiek įmanoma greičiau nuo kėdės, kiek dažniau atsistoti, jis turėtų atsistoti bent jau 4 kartus ir už kiekvieną punktą jis pacientų gauna po 1 balą, jeigu tai yra įvertis, jeigu tai yra taip, tai teigiamas įvertis, tai 0,1 tai yra metinė kritimo rizika siekia 7%, jeigu daugiau 6, tai metinė kritimo rizika yra apie 50%. Kitas klausimas, kuris taip pat turbūt apie tai nėra plačiai kalbama, bet atsiranda duomenų ir svarstymų, kaip elgtis su pacientams, kurie yra labai nutukę arba kurių kūno masė yra labai maža. Mintis tyrimų tikrai nėra, čia daugiau yra teoriniai pasvarstymai. Čia yra du kraštutinumai turbūt, tai vienas tai yra labai žemas svoris, mažiau 50 kg arba kūno masės indeksas mažiau 12,5, eina kalba apie tai, kad tokiems pacientams yra didesnė kraujavimo rizika, galimai dėl to, kad vaistas nepilnai pasisavina, jisai cirkuliuoja kraujyje, lėčiau pasišalina. Ir kiti pacientai, tai yra, kurie turi didelį nutukimą, kai svoris yra daugiau nei 140 kg, arba kūno masės indeksas yra virš 30, virš 50, prašau, tai kalbam apie tai, kad vaistas tiesiog, kada jisai lipofilinį, jisai normaliai neveikia, jisai nesusijungia su baltymais, jo veikimas yra nepakankamas. Ir šitoj situacijai aiškių rekomendacijų nėra, tačiau vis dėlto rekomenduojama, kad jeigu tai svoris yra mažesnis nei 50, tai galbūt iš tikrųjų arba apsvarstyti tokiems pacientams perėti prie varfarino, kadangi mes tikrai galim kontroliuoti to vaistų veikimą, galim išmatuoti. Jeigu jau nusprendėm, kad vis dėlto paliekam gakus, tai gal tada pabandyti užtikrinti jam koncentracijos, įvertinti jo koncentraciją plazmoje. Ir panašios rekomendacijos yra taip pat pacientams su ženkliu viršsvoriu. Lygiai taip pat arba skirti su papildomu atsargumu, arba vertinti koncentraciją, arba taip pat pagalvoti apie vitamino K antagonistų skirimą vis dėlto, o ne ant gako. Kalbant apie
antikoaguliantų skyrimo inicijavimą, aš taip pat turbūt apie šitą kalbėjau, šitą skaidruolį taip pat matyta, aš turbūt norėčiau atkreipdėmėsi vėlgi į tas, kas yra mano akim pakankamai svarbu, tai yra labai svarbu pacientų artimųjų mokymas, pacientas artimieji, jie turi žinoti, ką jie geria, kaip jie vartoja, kodėl jie vartoja šitą vaistą, kaip jisai turi būti vartojamas, kad ko galima tikėtis, ko negalima tikėtis. Tikrai būna yra ne vienas pacientas, kurį mačiau, kurį buvo nutraukę antikoaguliantų vartojimas, motyvas buvo toks, kad aš jį vartoju, bet mano to niekas nesikeičia. Aš kaip jaučiausi, taip ir jaučiuosi. Tai kitas klausimas, tai yra stebėjimo plano sudarimas, tai turbūt apie ką mes taip pat nelabai kalbam, bet iš tikrųjų reikėtų stebėti, vertinti, kaip pacientas ar pacientas teisingai vartoja vaistą ir tai susijęs su pacientų mokymu, kaip ir klinikiniuose tyrimuose, pacientas ateina pas gydytoją, atneša dėžutę, paskaičiuojam, kiek jisai suvartoja vaistų, kiek jisai turi suvartoti, koks yra suvartojimo procentas. Tai panašiai turėtų būti ir su antikoaguliantais. Tai galbūt tai ne kiekvieną kartą, bent jau kai pacientas pirmą kartą ateina, o pirmą kartą pacientas turi ateiti po mėnesį nuo antikoaguliantų skyrimo, tikrai reikėtų pasižiūrėti, ar jisai teisingai vartoja vaistą, ar suvartojimo procesas yra patenkinimas. Kitas dalykas tai yra, kokį vaistą vartoti, ar kuris vartojamas vieną kartą per dieną, ar 2 kartus per dieną, yra vėlgi šio klausimo yra skirtingų spekulacijų. Nes galbūt vieną kartą per dieną yra vartoti patogiau, ne visi mėgsta vartoti 2 tabletės per dieną, tačiau vėl atsižvelgiant į farmakokinetiką yra paskaičiuota, kad jeigu pacientas vartoja vaistą vieną kartą per dieną, tai tam, kad vaistas nustotų veikti arba jis liktų be apsaugos, jam reikia tiesiog pamiršti išgerti vieną tabletę. Tuo tarpu, jeigu pacientas vartojamas vaistas 2 kartus per dieną, tai tam, kad jisai liktų be apsaugos, jam reikia pamiršti išgerti tais dozės iš eilės, kas turbūt yra šiek tiek sunkiau padaryti, dažniausiai jau prisimena. Tačiau vėlgi yra skirtingos situacijos, jeigu pacientas yra slaugomas, jeigu pas pacientą ateina socialinį darbuotoją, kuriam paduoda vaistus, tai aišku, turbūt tokiu atveju tenka rinktis vaistą, kuris vartojamas vieną kartą per dieną, nes kitaip pacientas tiesiog 2 kartus per dieną to vaisto negaus. Tai vėlgi tai yra individualūs sprendimai. Ir čia yra labai trumpai ambulatorinis priežiūros principai. Tai pirmas vizitas po vaisto paskyrimo turėtų būti po mėnesio. Turi būti, kaip ir minėjau, įvertinti antikoaguliantų vartojimo kokybę, įvertinti tromboemboliniai įvykiai, nebuvo kraujavimo įvykiai, kiti šalutiniai poveikiai, įvertinti, kokius pacientas vartoja, kokius kitus vaistus ar ne. Ir taip pat turi būti atliekami tyrimai. Šiaip standartiškai kraujo tyrimai turi būti atliekami bent jau kartą per metus, tai turi būti hemoglobinas, inkstų kepenų tyrimas. Jeigu pacientas yra virš 75, ypač virš 80 metų, tai kreatinino klirinsas turėtų būti vertinimas kas 6 mėnesius, ypač jeigu pacientas vartoja dabigatraną, kadangi jo poveikis labai priklauso nuo inkstų funkcijos. Ir jeigu kreatinino klirinsas yra mažiau nei 60 ml per minutę, tai dažnis yra skaičiuojamas kreatinino klirinsas padalinam iš 10 ir tai ir gaunam tą skaičių, kas kiek mėnesį pacientas turėtų vartoti, pacientui turėtų būti vertinamas kreatinino klirinsas. Jeigu kitas praktikinis klausimas, su kuriuo turbūt dabar jau ne taip dažnai susiduriam, bet anksčiau susidūrėm, tai yra kaip pakeisti vaistą iš varfarino į ingaką, tai čia gan paprastas keitimas, jeigu tai nes mažiau 2 galim pakeisti iš karto, jeigu nuo 2 iki 2,5 tai sekančią dieną, o jeigu jisai daugiau nei 2,5, tai tiesiog reikia nutraukti varfariną 2 dienom, pakartoti tyrimą, po 2 dienų pakartojam TNS tyrimą ir vėlgi priklausomai nuo TNS radiklių žiūrim, ar skiriam iš karto arba sekančią dieną. Ir turbūt į pačią pabaigą vis dėlto, ko labiausiai bijom, tai pacientas bijo turbūt insultą, jisai nelabai skiria, koks tai yra insultas, o gydytojai kažkodėl bijo labai kraujavimo, bet visiškai nebijo išeminių insultų. Tačiau jeigu pasižiūrėsim į tyrimus, tai matom, kad nepriklausomai nuo to, kokia yra kraujavimo rizika, kokia yra kardioembolinių rizika, bet kokiu atveju visada kardioembolinių, ar pacientas vartoja antikoaguliantus, ar nevartoja antikoaguliantus, tačiau kardioembolinio insulto rizika yra ženkliai didesnė nei intrasmeginiai kraujosruvos rizika, tai vis dėlto labiausiai reikėtų bijotis ne kraujavimo, o reikėtų bijotis būtent išeminio insulto. Kalbant apie kraujavimo valdymą, iš tikrųjų šiai dienai kažkokių aiškių rekomendacijų nėra, daugiau tai yra simptominis gydymas, išskyrus vieną, tai kad šiai dienai yra antidotai, tačiau kalbant apie antidotus mes turime
Jeigu kalbėti apie varfariną, apie vitamino K antagonistus, ten viskas yra labai paprasta. Mes turime antidotą vitaminas K, plus turime šaldytą protrombino koncentrato kompleksą, kurį galim sulašinti atstatyti kaišėjimo rodiklius. Tačiau, kalbant apie ne vitamino K antagonistus, situacija šiek tiek yra kitokia. Ir iš esmės, vėlgi kalbant apie kraujavimą, tai mes galim naudoti antidotus, tačiau šiai dienai turime vienintelį prieinamą antidotą, tai yra dabigatran antidotas, tai yra hidratuzumabas, kuris skiriamas 5 gramai infuziją, ten yra 2 buteliukai po 2,5 gramo, aš laiku taupant praleisiu tas skaidrolės vėliau. Tai iš esmės 10 faktams taip pat teoriškai antidotas yra andeksanetas alfa, tačiau Lietuvoje jis yra neprieinamas, ir vėliau parodysiu kainų skirtumus. Kaip elgtis prieš planinės operacijas, pakankamai aiškiai, kad tai yra, rekomenduojama bent 2 paras iki operacijos nutraukti antikoaguliantus, jeigu yra žema kraujavimo rizika, jeigu aukšta, galima šiek tiek anksčiau nutraukti. Taip pat reikėtų atsižvelgti į kreatininą klirinsai, kaip aš jau minėjau, pakaitinė terapija geparino arba MRAŠai nėra skiriama iki operacijos. Čia toks labai schematiškas protokolas, kaip nutraukti vaistų, kokį vaistą kada nutraukti. O visa kita problema tai yra skubi chirurgija ir tai kalba ne tai, kad yra kraujavimas kažkoks, tai tiesiog bet kokia chirurgija, kad pacientas gali patekti autoįvykį, tai gali būti kažkokios traumas, tai gali būti chirurginė patologija ir taip toliau, kur reikalauja skubaus gydymo ir kaip elgtis tokiu atveju, kaip ir minėjau, šituo atveju mums gali padėti arba tenka idealiausia, aišku, tai yra atidėta operacija, jeigu tai nepavyksta, tai tada, jeigu turim antidotą, tai naudojam antidotą, jeigu ne, tai tada tenka lašinti protrombino kompleksą, tačiau aiškių įrodymų, kad jisai veikia, kad jisai sumažina kraujavimo riziką, šiai dienai nėra, čia daugiau yra praktiniai pastebėjimai, tačiau ne klinikiniai tyrimai. Ir kaip ir minėjau, hidratuzumabas tai yra specifinis dabigatran antidotas, kuris veikia pakankamai greitai, iš esmės sulašinus gydomąją dozę vaistas dabigatranas nustoja veikti iš karto ir poveikis išlieka iki paros laiko, net ilgiau. Klinikiniai tyrimai aiškiai įrodė šito vaisto efektyvumą, be šalutinių poveikių yra labai nedaug, praktiškai tromboembolinių komplikacijų yra minimumas. Ir vaistas turi 2 indikacijas, tai yra viena, tai yra gyvybių pavojingas arba nevaldomas kraujavimas, o kita tai yra skubi chirurgija arba kita kažkokia skubi intervencija, tame tarpe ir intraveninė trombolizė. Kitaip tariant, pacientas, kuris vartoja dabigatraną, jeigu jam įvyksta insultas, mes turim ir neturime stambios arterijos okliuzijos, o tokių insultų būna apie 50%, tai turim priemonės, kaip padėti pacientui, galim pritaikyti jam trombolizę. Kitas antidotas, mano minėtas andeksanetas alfa, tačiau alfa yra specifinis 10 faktorius inhibitus antidotas, tačiau jisai skiriamas, jo dozavimas yra sudėtingesnis. Tai yra infuzija iki boliusas plus infuzija 2 valandas ir vaistas veikia sąlyginai trumpai, jisai praktiškai praėjus 4 valandom pabaigus infuziją nustoja veikti, todėl jo indikacija yra vienintelė, tai yra kraujavimas, jisai neturi indikacijos, kai reikalinga neatidėliotina chirurginė operacija arba intervencija. Ir prieinamumas, kaip aš jau minėjau, hidratuzumabas registruotas Lietuvoje, centralizuotai perkamas, jeigu net necentralizuotai, tai jo kaina yra tik tai apie 2,5 tūkstančio eurų, tuo tarpu andeksanetas alfa Lietuvoje jisai nėra įtrauktas į centralizuotą perkamų vaistų sąrašą, o jo kaina yra skirtingų šaltinių duomenimis nuo 30 tūkstančių iki 54 tūkstančių eurų už visą dozę. Taigi, žinutė į namus, kad kardioembolinių insultų profilaktikai turėtų būti skiriami antikoaguliantai, ir tai yra vienintelis kardioembolinių insultų efektyvios prevencijos metodas. Turi būti skiriama standartinė dozė, nebent yra labai aiškios indikacijos, kad tai turėtų būti sumažinta. Vis dėlto labiau reikėtų bijoti išeminio insulto, o ne kraujavimo. Bereikalą nenutraukti antikoaguliantų prieš operaciją, tiesiog pacientas gali jos nesulaukti. Ir dabigatranas tai yra vienintelis iš nevitamino K antagonistų, kuris turi šiai dienai prieinamą antidotą.